Gerai, dėl vaikų auklimo tai viskas labai paprasta, tai yra, kad mes, čia nėra ką net galvoti, man nereikia, kad turėčiau sūnų 30 metų, ne? Labai viskas paprasta, tai yra, jie mokosi iš mūsų. Jeigu aš nedarau, ką aš myliu, jeigu aš nesu užsivežęs, jeigu aš nerodau pavyzdžius savo, koks gyvenimas turėtų būti ir kokio aš noriu ir kaip gyvenime reikia elgtis, tai realiai jisai matys viską, ką aš mokau. Ir ypač jeigu aš darau tai, kad užsidirbčiau pinigų, kad kažką padaryčiau ir parodyčiau, kad dėl šeimos rūpinosi, tai ką jisai matys, aš jį išmokysiu vienintelio dalyko, tai yra, kad tu turi aukotis, dirbti dėl kažko kito, nesvarbu, ar tu laimingas ar nelaimingas, bet tu turi kažką daryti tam, kad kažkas kitas būtų laimingas nuo to. Visuomenė, šeima ar dar kažkas. Vienintelis būdas, kaip galima išgyventi šitoje situacijoje ir nutraukti visą tą grandinę, tai yra nusakyti dabar, kas tu esi ir kokį pavyzdį norėsi parodyti savo vaikams. Tai yra, ar tu būsi laimingas, ar tu susiparinęs, ar tu būsi užsivežęs, ar tu būsi pasiteisinimų pilnas ir sakyti, čia man sunku ir taip toliau, aš norėčiau geresnio gyvenimo, bet negaliu suteikti. Tai vat, visą tą perteiksite vaikams. Ir kitas dalykas, reikia atsiminti, kad aš nepasiniausiai pradėjau irgi tuo, man tokia mintis davė man vieną tokią mintį, apie kurią aš daug skaičiau, mokiausi ir dabar vat, man aktyviausiai buvo tas toksai kliktelėjimas, kad mes atėję esame iš tokios, kaip pavadinti, agriculture, tai yra, kad žemdirbystės, ne? Tai jeigu pažiūrėtume, sakykime, jeigu buvo kaimas, tai vaikai augo kaime su tėvais. Ne, tai jeigu tėvas ten kažko domėjosi, kažką stalius, pavyzdžiui, darė, vaikas augdamas šalia, jeigu jis namuose dirbo arba pats dirbo, jeigu jis tuo domėjosi, jisai būdavo šalia. Jisai matydavo, jisai augdavo, jisai užaugdavo su tuo visu, nuo pat mažens, nuo pat vaikystės. Ir jisai matydavo tėvo užsivežimą, kaip tėvas į darbą atiduoda, visą tą įduoda. Ir jisai iš to mokėsi, jisai pats dalyvaudavo, jisai pats būdavo. Aš atsimenu pats kaime, kai būdavau, tai aš visą laiką, aš norėdavau visur dalyvauti, aš norėdavau tą. Dėl to aš labai greitai pradėjau viską išmokti, nes man pačiam įdomu buvo ir taip užaugau. Dabar mūsų tas industrial vadinama arba industrinė tokia ekonomika čia dabar, tai yra, kai gyvenam dėžutėje, tėvas eina į darbą, kažką daro tik tam, kad pinigų uždirbtų, grįžta ir tada jisai nieko realiai su vaikais nedaro, kas jam įdomu. Ne, žvejyba galbūt dar kažkas, bet tai ir atsieina tie dalykai, kad čia yra darbas, čia turi uždirbti pinigus, o čia yra tai, kas tau įdomu, čia yra tai, kas tau svarbu, bet tai net neša pinigų ir po to vaikai tą išmoksta ir mes realiai esame iš to būtent atėję. Tai vienintelis dalykas, sakau, ką gali daryti, yra daryti, ką tu myli, padaryti gyvenimas, kad būtų taip, kaip tu nori ir vaikus ir aplinkinius į visą tą įvelti, bet neversti juos kažkaip rodyti, bet tai padaryti, kad tai būtų iš to uždirbama, bet tai nebūtų darbas.